Tai kad visi pjaustų galvas tenais. Nu, gerai, bet... Gerai, žiūrėkit, aš neapsimesiu, kad esu didelis žinovas, arabistas ar dar kas nors. Tiesiog atidžiai labai stebiu ir daug metų, aišku, interneto dėka. Ir pirmam savo pasisakymą aš neatsakinėsiu klausimą, kodėl. Bet aš pabandysiu, pasakyti, kaip aš matau tokią grinai faktinę medžiagą, ką turėtų žinoti ir mūsų žiūrovai ir skaitytojai. Tai pradėkim nuo to, kad dabartinė Sirija tai yra Osmanų imperijos subyrėjusios pirmo pasaulinio karo išdavoj gabaliukas. Ir tos Sirijos ribas nustatė anglai ir prancūzai, kurie braižė tada, kaip jiem tik norėjusi, nekreipdami dėmesio, kas ten gyvena, šiitai, sunitai, alavitai. Iš esmės jie užprogramavo konfliktus daugelį artimųjų rytų valstybių, sienas braižydami taip, kaip jiem tada norėjusi. Tarp kitko, Sirija buvo ilgą laiką Prancūzijos protektoratas ir tik 46 metais iš esmės Sirija pradeda nepriklausomos valstybės gyvenimą. Labai įdomus faktas. Vienu metu, nuo 58 iki 61, Sirija ir Egiptas sudarė bendrą arabų valstybę. Buvo bendra valstybė Sirijos ir Egipto. Šito mes norim pasakyti, kokia yra sudėtinga genezė valstybingumo, tautiškumo, nėra šaknų. Pavyzdžiui, tokios sirų tautos, po visų šitų 400 metų buvimo Osmanų imperijoje, o čiagi krikščioniška šalis kažkada buvo. Čia krikščionybės yra lopšys Sirija. O dabar ten 90% žmonių laiko save musulmonais. Ir dėl to tikroji Sirija prasideda iš esmės tik nuo 70 metų, nuo dabartinio prezidento tėvo atėjimo į valdžią. Jisai buvo be jokios abejonės autoritaras, bet jis laikė rankose šitą valstybingumą, šitą visą margumyną istorijos tautų ir etnosų. Ir dabartinis sūnus, tai yra atsitiktinai savo pareigose atsiradęs, turėjo būti sūnus, kuris žuvo autokatastrofoje, o dabartinis Asadas, akių gydytojas, Londone gyvenęs ir šiaip jau džentelmenas, jo žmona yra Anglijos pilietė, nors šiaip sunitė. Ir štai, kada mes dabar žiūrime tai, kas darosi Sirijoje jau šiandien, pradėkim nuo to, kad maždaug nuo 7 iki 10 metų, 2070, Sirijoje buvo baisi sausra. Baisi sausra, kuri nuvarė nuo žemės valstiečius ir jie plūstelėjo į miestus, ieškodami pagalbos maisto. Toliau, tai kitaip sakant, socialinė įtampa labai pakilo. Toliau, Sirijoje, kaip ir daugelį arabų valstybių, buvo tiesiog sprogstamas gimstamumas. Ir per pastarosius 40 metų Sirijos gyventojų skaičius 3 kartus išaugo. Buvo, sakykime, apie 7 milijonus, ten apie 70, o 11 metais šito karo išvakarėse jau 22. Jūs įsivaizduojat, kiek žmonių, kur jos padėt? Natūralu, kad bedarbystė išaugo, sakau, dar sausra, valstiečius atvarė į miestus ir aišku, socialiniams neramumams bazė buvo kapitalinė. Ir štai 11 metais viename iš provincijos miestų, tokių didesnių, prasideda socialiniai neramumai, kurios tuoj pat paremė neaiškios jėgos, nežinia iš kur, dabar nesvarstykim, bet buvo aiškiai iš karto ginklai duoti, iš kažkur atsirado pas tos opozicionierius, tuoj pat atsirado snaiperiai ant stogų, kurie šaudė visas pusės ir dar labiau sukiršino. So we rely on videos uploaded to the internet or sent to us by citizens to get an idea of what's happening inside Syria. Ir Asadas, turėdamas Libijos pavyzdį, kada Kadafis nesureagavo į panašią situaciją ir Libijos neliko ir pačio Kadafio neliko. Asadas, turėdamas šitą pavyzdį, ko nieks beje iš jo nelaukė šitokio gydytojo.
Apskritai švelnaus charakterio. Taip. Jisai ką padarė? Jis iš tikrųjų apsupo savo miestą, savo valstybės miestą su tais jau sukilėliais ginkluotais, kurių dalis jau buvo iš užsienio ir pradėjo bombarduoti savo miestus. Tame tarpe ir civiliai, kurie nespėjo pasitraukti. Ir kai šiandieną vakarai įkaltina, kad jisai žudė savo žmonės, tam tikrą prasme jie teisūs, taip jis tą darė. Bet aš norėčiau paklausti kritiko, ką jam reikėjo daryti. Jeigu jisai būtų pasidavęs, tai šiandieną Sirijos valstybingumo jau nebūtų kaip ir Irako, kaip ir Libijos. Jis pasirinko kovą. Ir kadangi jis nepasidavė, tada jau užsienio rėmimas padidėjo ir tie jau vadinami, kaip čia kažkas pasakė, nuosaikus opozicionieriai, ginkluoti iki ausų, bandė, taip sakant, jau su tuo Asadu kovoti, bet paaiškėjo, kad jis laikosi. Pusė jo kariuomenės išbėgiojo, liko pusė kariuomenės, bet ištikimos. Ir štai 4 metus jis laikosi. Į šitą visą jovalą tuoj pat įsijungė kurdai, kurie gyvena Sirijos dalyje, nes jie svajoja apie savo valstybingumą. Jie tuoj pat pasinaudojo, bet šiuo atveju jie užmiršo savo ginčų su Asadu ir vis tik labiau kovojo su tais, kaip čia jos pavadinti, su tais sukilėliais ginkluotais. Ir su Turkija, kuri bijodama, kad persimės kurdų reikalas į Turkijos pusę, irgi neramiai žiūrėjo į šitą visą reikalą. Kad dar nepasirodytų maža jums, Irake atsiranda ta islamo valstybė, jinai Irake iš pradžių atsirado. Ir kurdama savo jau projektą, jinai paima ir dalį Sirijos, atsiranda 3 sudedamoji, jau 4 jau sudedamoji, aiškia, Asado oficialiai kariuomenė, opozicija ginkluota, kurdai, islamo valstybė, už jų stovi nematomai Saudo Arabija, Kataras, kurie įvairiai remia, visas tas jėgas remia. Sunitų valstybės. Jo, turkai, kurie taip pat savo žaidimus žaidžia. Ir štai vat visam šitam jovale įsikiša Rusija. Ir čia įdomumas yra tas, kad Rusija yra vieninteliai teisėtai toje erdvėje vykdantis karinius veiksmus. Visi kiti, kurie tenai šiandieną skraido ir bombarduoja, yra neteisėti, visiškai nekreipia dėmesį jokį valstybės suverenitetą, daro ką nori, Rusai yra teisėti. Ir štai Sirijoje šiandieną susiformavo 2 tokios jėgos didžiulės. Toj vargšiai Sirijoje. Vienoj pusėje stovi Jungtinės valstijos pirmiausia, turkai. 63. Taip, turkai. 60 koalicijos dalyvių, taip, o kitoj pusėj Rusai, Iranas ir Kinija. Ir Kinija. Nu kaip tai? Kinijos lėktuvnešis stovi. Lėktuvnešis ir kreiseris įplaukė. Aš tai neatsistebiu kolegos, bet ypatingai Igno ir pana Mazuronė. Rusija dalyvauja šitam konflikte, o taip aktyviai, kiek čia, 2 savaitės? Ne, 3. Nu, 3, taip. Ir jūs visi šneka dabar, kaip čia rusai, tą rusai, na ir 4, 5. O Jungtinės valstijos tam regione jau yra keliasdešimt metų. Ir bandydamas atsakyti į klausimą, tai kogi nori jie iš tos Sirijos, konkrečiai amerikonai? Ko jiems tas Asadas neįtiko? Aš negaliu neprisiminti ir viso konteksto, kuris yra jau 10 metų tame regione. Ir tas pasakymas, sakykime, kad Kataras norėjo nutiesti dujotikį į Viduržemio jūrą per Siriją. Nu tai atsidarykit žemėlapį ir pasižiūrėkit, jeigu iš Kataro tiesti dujotikį, tai paprasčiausiai per Saudo Arabiją. Per Siriją yra pats tolimiausias kelias. Man niekas taip ir nesugeba paaiškinti, kodėl reikia per Siriją tiesti. Kodėl negalima per Saudo Arabiją. Dėl to šitas energetinis klausimas, kad čia Kataro interesai ir taip toliau. Nu, netelpa man į jokią logiką. Paprasta, Rolandai, paprasta. Pala. Toliau, reiškia. Toliau. Kiti pasakys, kad yra ten va, sunitų ir alavitų konfliktas ir taip toliau. Nu, kolegos, prezidento Asado žmona yra sunitė. Didelė dalis generolų, kurie šiandieną kariauja Asado pusėje, yra sunitai. Vyriausybės visokių ten ministrų veikėjų sunitai. Man atrodo, pats Asadas priėmęs yra sunitų tikėjimą. Suprantate, taip, kad nu, vėl netelpa jokia logika šitie dalykai.
Ir aš negaliu užmiršti, atsiprašau, na juk Jungtinės valstijos tam regione tai pradėjo nuo ko? Nuo Irako. Prisimena miltelius, taip? Paskui buvo Libija, Somalis, Sudanas, Afganistanas, Egiptas, kur tiesiog nepavyko. Ir jeigu ne karinis perversmas, jeigu ne generolo Sisi veiksmai, tai šiandieną Egipte būtų toks pat chaosas greičiausiai kaip ir Libijoje. Už viso to stovi Jungtinės valstijos dešimtmečiais. Ir aš dabar klausiu savęs ir jūsų. Dažnai aš girdžiu tokį komentarą. Va žiūrėkit, Jungtinėm valstijom nepavyko. Viskas jiem nepavyko. Atseit, Iraką įsivėlė, ten paliko chaosą. Į Libaną štai Libiją įsivėlė kartu su Europą, paliko chaosą. Atseit, Jungtinės valstijos visur klysta. Tada aš savęs klausiu. Jeigu man atrodo, kad tokia valstybė su tokiom spec tarnybom, su tokiom žiniom, man atrodo, kad jie visą laiką klysta, o gal aš klystu? Gal aš kažko nesuprantu? Gal aš tiesiog žiūriu iš savo logikos ir man atrodo, kad pas juos vienos klaidos, ar ne? O gal yra kažkokia tai logika, kuri viską pastatytų į tam tikrą konkrečią sistemą? Įstatykit kodą, prašom. Pabandysiu. Dabar žiūrėkit. Vėl jūs apie tos rusus čia šnekat, bet prisiminkit, kad rusai net Libiją paukoja ne per seniausiai. Ir dabar Medvedevas yra pjaunamas už tai, juodai yra pjaunamas. Rusai iki paskutinio viską jiems leido daryti. Iraką norit sutriuškit, prašau. Libiją norit, prašau. Sustoju tik ties Siriją. Tai vėl aš keliu klausimą, ar Jungtinės valstijos čia klysta, destabilizuodamos ištisą regioną, chaotizuodamos tą regioną? Ar čia yra šiaip savo kažkokių tokių atsitiktinių nesuprantamų jų veiksmų rezultatas? Nu juk turi būti kažkokia mintis, ar ne? Dabar žiūrėk, aš jums sakau du faktus, tą kodą. Yra toks Wesley Clarkas, jis vadovavo Jugoslavijos bombardavimui savo metu. Taigi štai jūs YouTube galit pasižiūrėti Wesley Clarko interviu, duota maždaug 2001 ar 2002 metais. Po 2001 metų rugsėjo 11 dienos teroristinio akto nuėjau į Pentagoną susitikti su Ramsfeldu ir gynybos ministro pavaduotoju Wolfowitzu. Aplankiau štabe daug žmonių, kurie anksčiau dirbo man. Vienas iš generolų pasikvietė mane pas save. Pone, užeikite pas mane, sako. Betgi jūs tikriausiai labai užsiėmęs. Ne, man būtina pasikalbėti. Mes nusprendėme užpulti Iraką. Tai buvo maždaug rugsėjo 20. Pasakiau, užpulti Iraką? Bet kam? Jis man, aš nežinau. Tikiuosi, jie žino, ką daro. Pasidomėjau, gal aptiko Sadamo ryšį su Al-Qaida? Ne, atsakė. Šia kryptimi nieko neradome. Jie tiesiog nusprendė su Iraku pradėti kariauti. Jis pasakė, reikalai tokie, kad mes nežinome, ko imtis prieš teroristus. Bet mes turime gerą armiją ir galime nuversti vyriausybę. Po kelių savaičių nuėjau vėl. Tuo metu jau bombardavome Afganistane. Paklausė, mes vis dar planuojame užpulti Iraką. Ne, daug blogiau. Jis paėmė nuo stalo popieriaus lapą ir sako, šiandien atsiuntė iš gynybos ministerijos memorandumą, kuriame sakoma, per 5 metus užpulsime 7 šalis. Pradėsim nuo Irako, po to Sirija, Libanas, Libija, Somalis, Sudanas, Iranas. Kad jis grįžęs po bombardavimo Jugoslavijos į Pentagoną, iš Pentagono aukštų pareigūnų sužinojo, kad jo laukia per artimiausius keletą metų dar kelių šalių bombardavimas. Ir išvardinamos to šalis. Vat būtent Libija, Sirija, Iranas ir taip toliau. Suprantu, tai Wesley Clarkas sako, anglų kalba, 2001 metais. Jis pats nustebęs, kaip sako, aš atlikau savo pareigą, o jam siūlo dar ruoštis bombardavimui kelių valstybių. Ir kitas faktas. Tai čia vėlgi, čia ne mano nuomonė. Tai yra faktai. Condoleezza Rice, Bušo jaunojo valdymo laikais, vienoj konferencijoje sako kalbą
Jinai yra irgi taip pat, galima internete rasti. Ir štai savo kalboje jinai sako, kad mes 60 metų artimuose rytuose ir Afrikoje vykdėm tam tikrą politiką, kuri susivedė į tai, kad mes remiam nesvarbu, kad diktatorius, bet svarbu, kad mūsų diktatorius rėmėm tam tikrą tvarką. Per diktatorius mes chaosą bandėm suvaldyti. Ir jinai sako, bet dabar mes radikaliai keičiam savo strategiją. Ir tie, kurie buvo mūsų draugais nebebus. Mes iš esmės keičiam savo politiką šitame regione. Kitaip sakant, mes chaotizuojam šitą regioną ir įvedam tą kontroliuojamo chaoso idėją. Nu tai suprantat, kolegos, visą šitą žinodamas, vat per tą prizmę, kaip jūs čia man siūlot dabar žiūrėti, kad vien tik energetiniai reikalai, nafta, rusai įsijungia vat pastaruoju metu. Ir aš pabandysiu atsakyti, kodėl jie dabar įsijungia savo trečių pasisakymų. Pirmiausia, kada mes šnekam apie Islamo valstybę, tai yra du aspektai. Islamo valstybė tai yra lokalinis fenomenas. Sirija ir Irakas. Bet jinai yra dalis žymiai didesnio musulmonų judėjimo, kurį galima sąlyginai pavadinti pasaulinis khalifatas. Ir štai tas pasaulinis khalifatas pas mus visiškai neteisingai, kaip ir ta pati Islamo valstybė yra suvokiama kaip kažkokie siaubūnai ir daugiau niekas. O jie turi didžiulę ideologinę sklaidą, kuri traukia žmonės. Ir arabų pasaulyje, kurių yra virš milijardo, tos idėjos socialinio teisingumo religinių pagrindų, islamo pagrindų, turi labai daug gerbėjų. O ne veltui aš prisiminiau apie tą sprogstamą gimstamumą pradžioj ir apie tai, kad buvo valstybės sudalintos, kaip jiem išėjo. Valstybingumo šaknų nėra, tautinių tokių šaknų daugelį tų valstybių irgi nėra. Ir va šitas khalifatas siūlo bendrą tokią idėją, savotišką naują utopiją. Aš pasakyčiau, kažkas panašaus matyt vyko 17 metais Rusijos imperijoje, kada bolševikai išmeta tam tikrą ideologiją, kuri traukia daugelį žmonių, visą tai skęsta kraujyje taip pat, ar ne, bet žmonės neatgraso nuo tos idėjos, nežiūrinti viską. Ir pilietinis karas Rusijos imperijoje, koks jis žiaurus bebūtų, ar ne, bet dalį žmonių viliojo tos idėjos. Tai štai tas khalifatas, jis turi didžiulį potencialą, kadangi jis nepririštas prie konkrečios teritorijos, su juo kovoti praktiškai neįmanoma, su idėja kovoti yra neįmanoma. Ir dėl to rusų čia pastangos mažai ką duos, man atrodo. Teroristinė grupuotė ISIL bando įgyti valstybingumą, kad į savo narius galėtų priimti daugiau savanorių, kurie gyvena praeities iliuzijomis, svajomis apie islamo valstybės, egzistuojančios dėl religijos sukūrimą. Tai idealistinės svajos nieko bendro neturinčios su realybė. Islamo valstybė neturi nieko bendro su Sirijos liaudimi. Dabar žiūrėkit, kas toliau darosi. Dabar su tuo khalifatu iš vienos pusės lyg ir visi kariauja, o iš kitos pusės, o tai rusai, jūs sakot, ne jos bombarduoja ir iš tikrųjų taip, didžioji dalis smūgių eina ne khalifatų ir ne tai islamo valstybei, bet paimkim kitą pusę. Viena iš pagrindinių finansų šaltinių tai yra nafta, kurią ta islamo valstybė pardavinėja per Turkiją, ar ne? O Turkija yra... Po 25 dolerius. O Turkija yra NATO narė, Jungtinių valstijų sąjungininkė. Ir kažkodėl jie leidžia tą islamo valstybei per naftą turėti savo biudžetą. Pone kanclerė, kodėl jūs tarptautinėmis pastangomis nesutrukdote tos naftos prekybai? ISIL neturi gauti pinigų iš šios prekybos. Be to, pinigai eina iš Saudo Arabijos, Kataro, Turkijos. Jūs juk sugebėjote užblokuoti rusų sąskaitas. Tai kodėlgi negalite užblokuoti šių Saudo Arabijos, Kataro ir Turkijos šeimų sąskaitų? Seniai jau atėjo laikas tą padaryti. Toliau artefaktai iš visų muziejų taip pat eina per Europą ir per Turkiją. Vagiami ir... Taip, prekyba žmonėmis. Taigi visą šitą tai daro NATO šalis ir ta Europos Sąjunga, puikiai žinodama, per kur ta nafta eina. Tai jums netrodo keista, reiškia, kad norint tą labai lengvai būtų galima užsmaugti per finansus, bet kažkodėl to nedaro. Kažkodėl nedaro. Ir dabar žiūrėkit. Aš pradėsiu nuo kito galo. Šitas khalifatas, ką teigia? Ir ant sienų rašo Sirijos miestuose. Mačiau daug video.
Šiandien Sirija, rytoj Rusija, poryt Kinija. Įvairiom kalbom. Jie net neslėpia, kur jie eis. Tas chalifatas, jisgi kūrė pasaulinę islamo valstybę. Tai jis pretenduoja ir musulmonus Kinijoje, ir musulmonus Rusijoje, ar ne? Vidurinė Azija. Tai aš jau nekalbu apie Vidurinę Aziją. Ir į Iraną, ir į Indiją jis pretenduoja. Taip, bet į ką jis nepretenduoja? Ir į Europą jis pretenduoja per pabėgėlius. Bet į ką jis nepretenduoja, tas chalifatas? Į Jungtinės valstijas. Visiškai nepretenduoja, nes jos toli, laivais nenuplauksi. Ir dabar netgi nežiūrint į galimą versiją, kas tą chalifatą stumia, palaiko ir kūrė. Net jeigu tai yra reiškinys toks savaiminis, ar net dėka va to arabų pasaulio tokio, socialinių visokių procesų, Jungtinėms valstijoms šitas chalifatas yra tiesiog Dievo dovana. Nes ką pasakė ne per seniausiai Obama ir kartoja tą ne vieną kartą, didžiausias jų priešas kas? Šalia tos islamo valstybės Kinija ir Rusija. Taip. Tai dabar šitas chalifatas prieš ką nukreiptas? Kinijos jie vengia atvirai, o Rusija vardina. Yra, galiu duoti nuorodas. Yra oficialiuose dokumentuose, Kinija yra įvardinta visose strategijose ir taip toliau. Dabar žiūrėkit, tai nauda. Tai ar jūs kovosite dabar su šituo dariniu, kuris jums yra šitoks naudingas? Dabar prisiminkim dar vieną fragmentą. Faktą. Džordžas Friedmanas, Stratforo prezidentas. Vat jo garsioji kalba, kad mūsų uždavinys pastarąjį šimtmetį neleis susitarti Rusijai ir Vokietijai. Nu tai ne aš sakau, tai sako Friedmanas. It is a problem to the United States. It is not an existential threat. It has to be dealt with, but it has to be dealt with proportionally. Islamizmas Jungtinių valstijų problema, bet negyvybiškai svarbi grėsmė. Reikia ją užsiimti, bet įdedant proporcingas pastangas, nedaugiau. Mes turime kitų išorės politikos interesų. Pagrindiniai JAV išorės politikos interesai per visą praėjusį šimtmetį, pirmąjį ir antrąjį ir šaltąjį karą koncentravosi ties Rusijos ir Vokietijos santykiais. Nesusivienę jos būtų vienintelė jėga, keliančia JAV gyvybiškai svarbią grėsmę. Mūsų pagrindinis uždavinys buvo neleisti tokiai sąjungai įvykti. O tai šitas chalifatas ar nepasitarnaus tam per pabėgėlius ir taip toliau? Nu kaip jūs šito galit nematyti, kolegos, aš tai tiesiog stebiuosi, kaip jūs va šitie faktai iš jūsų galvos įsprūsta. Mes turim skirtingą regėjimą. Ir dabar žiūrėkit, aš baigiu. Kinija, kuri šiandieną jau turi Swifto analogą, turi Tarptautinio valiutos fondo analogą, prisipirkusi auksą, taip, kuri ruošiasi iš esmės perimti visą vakarų finansinę sistemą, tai yra Jungtinėms valstijoms peilis. Ir tas kalifatas, net jeigu jis susikūrė savaime, tai aš Jungtinių valstijų vietoj jį tiesiog puoselėčiau, toleruočiau ir kaip kažkada hitlerinė Vokietija, va tą tokią jėgą, kreipčiau man reikiamą linkme. Kinijos nepaims. Čia kits klausimas. Bet ką daryt? Ką laukti Jungtinėms valstijoms, kur kiniečiai atims iš jų visą finansinę sistemą ir dabar apie Lietuvą? Atims. Visi šitie procesai, apie kuriuos mes kalbam, iš esmės yra didelio geopolitinio konflikto įvairūs atspindžiai. Tas konfliktas susiveda į tai, kad Jungtinės valstijos nebegali spausdinti dolerio. Iškilo reali grėsmė jų pagrindiniai eksportiniai prekiai. Ir blogiausia, kad Lietuva, kuri visiškai yra šešiukė šitam žaidime ir stovėtų nuošaly, mes užėmėm poziciją, mes įsivėlėm į vieną konflikto pusę. Ir tada jau, kada yra konfliktas, tai yra ir konflikto laimėtojas. Ir va tas, kas bus laimėtojas to konflikto, dėja ir spręs mūsų valstybingumo reikalus. Mes viską padarėm, kad atsiduotume nugalėtojo valiai. Čia yra mūsų durnumo rezultatas.